Vielen Dank für Ihre motivierenden und aufbauenden Worte. Als nächstes möchte ich Dėkojame už jūsų žodžius, už tikrai motyvuojančius ir dabar suteikiu žodį federalinės Vokietijos ekonomikos ir technologijų ministerijos atstovui daktarui Helmut Verzen. Gerbiama viceministrė, ponia Matulienė, gerbiami konferencijos dalyviai, labai džiaugiuosi galėdamas lankytis Lietuvoje, sostinėje Vilniuje ir sveikinu jūs Vokietijos federalinės ūkio ir technologijų ministerijos vardu, sveikinu susirinkusius į konferenciją apie energetiškai efektyvią statybą ir renovaciją, gerosios praktikos iš Vokietijos perėmimą. Vilnius nėra didžiausias miestas, tačiau jisai yra saugomas pasaulio kultūros paveldo. Ir perėmus pirmininkavimą Europos tarybai, Lietuva pateko į Europos dėmesio centrą. Turime tai prisiminti ir pabrėžti, o tai, ką mes darome, tai, ką mes susitinkome, tai ši veikla vystoma ne tik tais Lietuvoje, tai yra europinio lygmens klausimas. Šiandien ryte mes lankėmės energinio efektyvumu pasižyminčiuose pastatuose ir techniniai sprendimai, kurie ten pritaikyti, paliko labai gerą įspūdį. Noriu pabrėžti, kad tai yra pradžia, premjera pažangiam projektavimui, kuris jau pasireiškia Baltijos šalyse, nors tai yra dar tik pirmieji pavyzdžiai. O mes atstovaujame ir norime supažindinti su geriausiais pavyzdžiais, suteikti pagalbą, siūlydami vokiškasias technologijas, kurios gali būti panaudotos energiškai efektyvioje statyboje. Tai bus taip vadinami best practice, gerosios praktikos pavyzdžiai. Jie visą laiką susiję su pažangiu planavimu, su technologijų perėmimu, siekiant didelio energinio efektyvumo. Ir svarbu, kad tai Lietuvoje būtų statomi tokie pavyzdiniai didelio energinio efektyvumo namai. Ir Lietuvoje, ir Vokietijoje vienodai galioja teisiniai reikalavimai, tai yra ES efektyvumą nustatanti direktyva arba direktyva dėl statinių. Ir visos ES valstybės narės privalo paruošti ilgalaikės programas dėl pastatų renovacijos. Tai paliečia tiek Lietuvą, tiek Vokietiją, kur mes esame įgalioti iki 2020 metų kasmet sutaupyti po 1,5% parduodamos energijos, o 2020 metais visos energijos suvartojimas turėtų sumažėti ES 20%. Taigi keliami labai ambicingi tikslai, kuriuos mes turime stengtis įgyvendinti. Vokietijos įmonės, teikdamos savo produktus į Lietuvą, gali prisidėti, pasiekti šiuos tikslus ir paremti įgyvendinant ES reikalavimus. Europoje pastatams tenka apie 40% energijos suvartojimo. Taigi, panaudoju šiame sektoriui energinio efektyvumu pasižyminčias technologijas, galima sulaukti geriausių taupimo rezultatų. Atsiprašau, technika. Vokietijoje yra labai daug, taip pat daugiabučių namų. Mes juos vadiname taip pat blokiniais namais, kaip ir Lietuvoje. Taigi čia slypi ir didžiausi iššūkiai, ir didžiausias potencialas, galimybės. Vokietijoje mes jau ėmėmės jų renovacijos, pasiekėme didelės pažangos. Ir rytinėje Vokietijoje mes galėjome tikrai, arba rytinėse žemėse, labai efektyviai juos renovuoti, parodyti didelę naudą.
Nuo 2007 metų Vokietijos federalinė ūkio ir technologijų ministerija vykdo tarptautinę efektyvios energetikos sklaidos programą ir remia ypatingai Vokietijos mažas ir vidutinės įmonės, kurios siekia užmegzti bendradarbiavimą ir pasidalinti savo know-how su Lietuvos įmonėmis. Dėkoju Baltijos šalių AHK už jūsų prisimtą organizatoriaus vaidmenį, kurį jūs atliekate labai puikiai. Bendradarbiaudami su Vokietijos ir Baltijos šalių AHK mes parengėme šią simpoziumo programą ir mano nuomonė jį suteikia idealias prielaidas keistis patirtimi labai aukštame lygyje. Linkiu visiems, kad šis renginys jums suteiktų naujų žinių ir padėtų užmegzti daug naujų kontaktų. Dėkoju už dėmesį.